Tai pradžiai šiek tiek apie save. Mano vardas Aurimas Guoga. Aš pagal išsilavinimą esu anglistas ir esu baigęs ekonomiką. Tačiau maždaug prieš 10 metų aš labai susidomėjau saviugdos judėjimus, tapau šito saviugdos judėjimo pradininku. Esu įrašęs audio programą Nematoma sėkmės pusė, kur yra nemaža tikimybė, kad jūs ją klausėtės. Taip pat išleidau keletą kitų programų. Tačiau maždaug nuo 2007 metų mane užvaldė mintis, kad mes savo sėkmę galime kurti individualiai, kiek tik tai norime, tačiau jeigu kaip visuomenė mes priklausysime tokiai grupiai, kurią valdo niekur nevedančios ir neperspektyvios idėjos, tai mūsų tos pastangos susikurti savo vienam individualiai sėkmę gali nueiti šuniui ant uodegos. Nuo tada aš pradėjau vystyti naują projektą, kurį pavadinau Sėkmingos tautos idėja. Išleidau nemokamą elektroninę knygą šitą temą. Ta knygą po to išverčiau į anglų kalbą, platinau ją užsienyje įvairiose šalyse. Ir taip pat daug tiek savo svetainėje, tiek Facebook'e rašiau šitą temą. Tai šiandien aš ir apibendrinsiu tai, ką man pavyko sužinot, nustatyti, kokių išvadų aš priėjau per tuos pastaruosius 5-6 metus. Tai jeigu mes pasižiūrėsime plačiau į pasaulį, tai pamatysime, kad yra šalių, kuriuose paprastai turtas yra gana nuosekliai kuriamas ir kuriuose vyriausybės yra pakankamai pakenčiamos ir žmonėm ten gyventi yra pakankamai gera ir malonu. Ir yra daugybė norinčių į tas šalis persikelti ir tenais pradėti gyventi. Ir iš kitos pusės mes turime kitą pasaulio dalį, kur amžinai tom šalims vis kažkas tai nesiseka, juos ten vis kamuoja tai bloga vyriausybė, tai nepalanki ekonominė situacija, tai dar kažkas. Ir bendras dalykas yra tas, kad tos bėdos, kurios sulaiko juos nuo sėkmės, ten yra nuolatinės, nesibaigiančios ir tiesiog, kaip sakant, kiek ta šalis gyvuoja, tiek ir tęsiasi visos tos jų nelaimės. Tai tas mane privertė rimtai susimastyti, kodėl taip yra, kodėl vienos šalys yra sėkmingos, o kitos ne. Tai irgi pasvarstymui imkime tokį pavyzdį. Jeigu įsivaizduokime, kad visus vokiečius mes perskelsime į Nigeriją ir atvirkščiai visus nigeriečius perkelsime į Vokietiją. Kas tada atsitiks su Vokietija ir kas atsitiks su Nigerija? Tai kas atsitiks su Vokietija, jeigu ją perkelsim į Nigeriją, manau, kad galima netgi pasižiūrėti praktiškai, galim nusikelti į šalį netoli Pietų Afrikos, Namibiją ir ten būtent vokiečiai buvo įkūrę koloniją. Tai ta šalis yra nepalyginamai civilizuotesnė nei kaimynės, ten, kur, sakysim, vokiečių tos įtakos nėra. Ir priešingai žinome, kad išsivyščiusiose šalise, kuriuose yra dideli įvairių iš netiek sėkmingų šalių atvykusių gyventojų getai, ten matome, kad kaip čia pasakysim, pirminė to šalies civilizuotumo lygis pradeda kristi ir jie tenai sukuria kažką panašaus, kaip to šalis, iš kurių jie yra atvykę. Tai šitie dalykai mane privertė labai rimtai susimastyti, kad mūsų tas priklausimas visuomeniai tampa mums vos ne kaip tokiu neperlaužiamu likimu. Ir kad jeigu mes rimtai norime, o ne tik tai kalbame, kad mums čia labai norisi gyventi kitaip, mums reikia šitos dalykus rimtai analizuoti ir susimastyti, kasgi tenais vyksta. Tai dabar aš tada trumpai perbėgsiu pagrindinius dalykus, ką man pavyko nustatyti ir kokius mums esminius pokyčius Lietuvoje reikėtų padaryti, jeigu mes iš tiesų rimtai norime įsirašyti į pirmaujančių civilizuotų, kūrybingų tautų grupę. Tai gal tada pradžiai būtų gerai paminėti vieną tokį škotų mokslininką, kuris nusprendė
mokinti, kad tik gimusius ančiukus įvairiausių, tapti jų mokytoju ir pažiūrėti, kas iš to gaunasi. Tai šiaip gyvūnai paprastai, kai gyvūnų patelės gimdo, jos nueina į šalį tam, kad neliktų aplink jauniklius jokių kitų pašalinių, jokių gyvūnų neliktų, kad liktų tik tai mama. Pasirodo, kad tai yra absoliučiai būtina, nes jeigu gims gyvūno jauniklis ir, pavyzdžiui, liūto jauniklis ir jisai matys prieš save kokią ten žirafą, tai tas jauniklis supras, liūto jauniklis tada padarys išvadą, kad ta žirafa ir yra jo mama. Ir atitinkamai pradės elgtis. Iš tos mamos jisai pradės periminėti visą informaciją, mokytis. Ir dar kas yra dar svarbiau, tai kad tai, ką liūtukas išmoktų iš savo mamos, šito dalyko jau gyvūnas nesugebės niekada išbraukti iš savo sąmonės ir persimokyti naujų dalykų. Tai tas škotų mokslininkas konkrečiai atlikinėjo eksperimentus su ančiukais ir jis išmokė juos pačių įdomiausių dalykų, kad jų mama gali būti batas, kai kuriems ančiukams ta mama tapo jis pats, jis mokino įvairiausių dalykų juos, kaip ten vaikščiot, kaip ten, pačių įvairiausių triukų. Ir jisai tokiu būdu sugebėjo jaunas antis išmokyti pačių absurdiškiausių dalykų, kokių paprastai jokios antis, ančiukai niekada taip nesielgtų. Gyvūnų pasaulyje lemiamą įtaką turi kaip sakant, kai gyvūnas gimsta, jisai būna tuščia lenta ir kokias vertybės mes jam suformuojame. Tos vertybės po to jau yra praktiškai neištrinamos. Dabar jūs matote čia prieš ekranuose, grizlį, kuris taip draugiškai, štai matote, voliojasi su žmogumi. Tačiau jeigu jūs anksčiau esate domėjęsi knygomis apie indėnus, skaitėte, tai jūs turėtumėte žinoti, kad XIX amžiuje grizlis buvo laikomas kaip vienas pavojingiausių gyvūnų pasaulyje. Ir taip pat mes rastume gausybę visokių įvairiausių vaizdelių, patvirtinimų, kaip žmonės bendrauja, gražiai draugauja su liūtais, su krokodilais ir taip toliau ir panašiai. Tai visą laiką paslaptis yra viena. Jeigu mes norime labai stipriai pakeisti liūto, tigro, krokodilo ar bet kokio kito gyvūno nuomonę, mes tą turime daryti tada, kai jis dar tos savo pirminės nuomonės neturi. Tai yra, kai jis yra tik tai gimęs. Ir tada mes galime į jo sąmonę sudėti, ką tik tai norime. Tačiau tuomet, kai jis jau tą savo įsitikinimą suformavo, tada jį ištrinti gyvūnui yra neįmanoma. Ir mes neturime ant to gyvūno pykti, kad jisai savo nuomonės pakeisti negali. Nes gyvūnas, jis tam ir yra gyvūnas, kad jisai vieną kartą išmoksta ir jisai su šito dalyku vaikšto ir tai nešiojasi visą gyvenimą. Tai antras dalykas, kuo gyvūnas skiriasi nuo žmogaus, tai yra tai, kad gyvūnas niekada nėra pats atsakingas, kuo jis tapo. Jis visada yra savo aplinkos produktas. Matėte, arba tas mokslininkas suformuos tos įpročius, arba tai suformuos mama, ar dar kažkas tai kitas. Ir visą laiką gyvūnas yra veikiamas aplinkos ir tik tai aplinkos įtaka daro įtaką jo charakteriui, jo elgsenai ir taip toliau. Tai sakysim, bet koks gyvūnas turi instinktus dėl to, kad tos gyvūnus jisai išmoko iš savo konkrečiai tėčio mamos. Jeigu jis bus išmokintas kitokių instinktų, jis turės kitokius instinktus ir, kaip sakiau, jisai šito dalyko jau nebeperlauž savęs ir jisai kitokių netaps, jeigu jisai jau tokių jau tapo vieną kartą. Tai kodėl aš taip įsiplečiau į tą gyvūnijos pasaulį ir kuo tai yra susijęs su tautos gyvenimu ir ypač svarbiausiam klausimui, kaip lietuviams tapti sėkmingesniais žmonėmis. Tai mes kaip žmonės turime galimybę, bet ne prievolę savo tos įsitikinimus, kokius mus išmokino, mes juos galime pakeisti. Mes galime apgalvoti, kokius įpročius mes atsinešam iš savo šeimos, iš mokyklos ir iš dar kitur.
Visą šitą dalyką mes galime perkošti per savo smegenis ir jeigu mums tai nepatinka, mes galime šito dalyko atsisakyti ir pakeisti tą dalyką kažkuo tai kitu. Tai kaip minėjau, tai yra tik žmogaus privilegija, vienintelis padaras pasaulyje, kuris turi galimybę šitą dalyką padaryti, yra Homo sapiens. Ir tačiau tai yra mums ne kažkoks tai dalykas, kad mes būtinai tai padarysime, bet tai yra mūsų teisė. Kalbant ekonomikos terminais, opcionas. Mes galime to dalyku pasinaudoti, galime to dalyku nepasinaudoti. Tai galima sakyti taip, kad gyvūnus, jų elgseną formuoja imprintai. Iš aplinkos kažkas kaip kokį įspaudą padarė ir suformavo vieną ar kitą charakterio savybę. Žmogaus elgseną formuoja tiek imprintai, kaip ir gyvūnų pasaulyje. Na, pavyzdžiui, jeigu vaiką mes pradėsim nuo jaunų dienų mokyti, nežinau, kažkokio, sakysim, kad reikia gražiai, kultūringai valgyti, tai jisai tą dalyką vieną kartą išmoks ir jisai nuo to laiko taikys tą elgesį. Ir kuo anksčiau mes pradėsime mokyti, tuo lengviau tas mokslas praeis ir tuo didesnė įtaka, kaip sakant, tuo labiau tas mokslas paims tą mokinį. Tai žmogus irgi gali išmokti irgi panašiais būdais, būtent imprintų pagalba. Ir kalbos nėra, kad kūdikiai jie tik tai taip ir mokosi, kitaip, nes jie kol kas dar nėra sąmoningi, jie neturi pasiekę reikiamo sąmonės lygio, kad jie galėtų sąmoningai pasirinkti kažką kitą, ne kad jiems perša aplinka. Žmogus tuo tarpu, kai jis jau yra pasiekęs sąmoningą lygį, jisai turi galimybę racionaliai apmastyti tai, ką jis mato, pasverti tai, kas jam gaunasi iš to mokslo, kurį jis išmoko anksčiau, ir jeigu jam nepatinka, jis gali pakeisti savo nuomonę. Pakeitę savo nuomonę, jis gali atitinkamai pagal tai priderinti savo elgesį ir jis nuo tos akimirkos jau, galima sakyti, tampa kitų žmogumi. Jeigu tai yra jo pirmas žingsnis nuo imprinto link sąmoningo sprendimo, tai aš manyčiau, kad gal ir visai ne per drąsu būtų pasakyti, kad tai yra tikro žmogaus gimimas, nes iki to laiko tai buvo kaip žmogaus forma, tačiau kadangi jam visą laiką įtaką formavo aplinka, imprintų pagalba, kaip ir gyvūnams, tai galima būtų pavadinti, kad jo sąmonė iš esmės liko tam gyvūnų lygyje. Tai štai šitas dalykas, susivokimas, kad kartais tu gali pasirinkti ne taip, kaip tau perša aplinka, o pasirinkti geriau, pasižiūrėjęs, sakysim, šiek tiek už kaimyno tvoros ir susipratęs, kad kodėl man reikia būtinai viską daryti taip, kaip daro mano tėvai, jeigu aš matau, kad mano tėvams amžinai nesiseka, nors jie be galo brangina tą savo gyvenimo būdą ir aiškina, kad jis yra tik vienintelis teisingas. Tačiau jeigu mes matome, kad mano tėvam nuolatos nesėkmė po nesėkmės, o kaimynas visą laiką renka sėkmės, tai tada tokiu atveju mes, kaip sakiau, mes turime teisę, bet ne prievolę apmastyti visą tai, kas vyksta ir pasirinkti geriau. Tai štai šitas tokia įžvalga, aš manyčiau, kad Lietuvoje jinai yra pakankamai nauja, dėl to, kad mūsų nacionalinės vertybės, jeigu konkrečiai kalbėsime apie lietuviškas, bet manau, kad gana panaši padėtis būtų ir su lenkais, ir su rusais, didelė išimtis žydai, gal po to mes prie to prieisim, jeigu liks laiko, jeigu ne, tai tiek to. Tai mums paprastai yra dar, kaip sakant, vos ne su motinos pienu, yra įpiršta, kad šitos vertybės yra šventos, be galo brangios, visada tik tai super teisingos. Ir tau reikia toms vertybėms besąlygiškai atsiduoti ir jeigu tu tai padarysi, tai tu būsi labai doras, teisingas žmogus, gal tavo gyvenime ir bus sunkumų, bet šitas toksai aklas puolimas, kaip čia kaip tas, metimas į vertybės, būtinai žmogui vienaip ar kitaip,
jeigu jis nėra asmeniškai ten laimės, tai bent tauta ar kažkaip, bet vienu žodžiu, mums yra formuojamas patriotiškas požiūris, kad tu turi būti labai geras savo tautos atstovas, reiškia nuolatos besąlygiškai melstis, puoselėti tautinėms vertybėms ir jeigu tu tą dalyką darysi, tauta taps be galo stipri, nuostabi ir mes būtinai anksčiau ar vėliau tikrai nugalėsime. Tačiau jeigu mes pasižiūrime į tas visuomenės, kurioms nesiseka, tai kuo daugiau rasime to tokio aklo prisirišimo prie tautinių vertybių, nesąmoningo, neapskaičiuoto, neracionalaus, bet tiesiog aiškina, tai yra tiesa, kodėl tai yra tiesa, tu tiesiog turi taip tikėti. Ir jeigu tu šito tikiesi ir tai, kaip sakant, tikintiems yra dangus. Mes prie šito galbūt irgi vėliau grįšim ir įsiplėsim, kodėl mes tikime, kad tikintiems yra dangus. Iš kur atėjo šitas toks įsitikinimas. Tai o labiau pažengusios visuomenės jos visada pasižymi objektyvesnių požiūrį į tikrovę. Jeigu atsilikusios šalis, galima sakyti, ten yra suformuojamos asmenybės, perduodami tautiniai mitai iš kartos į kartą ir žmonės yra prigazdinami ir pristaigdinami, kad tu būtinai turi šitais mitais sekti, nes jeigu neseksi, tai tu būsi be galo doras ir neteisingas žmogus. Tai o labiau išsivyščiusiuose, pažengusiuose visuomenėse mes visada rasime, kad bendras dalykas yra tai, kad jie savo vertybės sukūrė šiek tiek objektyviau. Jos labiau remiasi į kažkokius tai objektyvius kriterijus, jeigu norite, į tiesą. Pavyzdžiui, kad ir toksai pavyzdys, kai Amerikoje kokiam ten 18-19 amžiuje susitiko anglosaksų kultūra ir indėnai, tai indėnai šventai tikėjo, kaip tikėjo karta iš kartos, kad štai yra jų ten kokios tai ten čiunga-čianga dvasios, kurios juos globoja ir kad jiems reikia tik tai laikytis savo senojo to tradicinio gyvenimo būdo. Jeigu jie tą dalyką darys, tai tada tokiu atveju viskas bus tik tai puiku ir labai gerai. Tačiau atsirado anglosaksai, kurių kultūra buvo daug labiau paremta objektyvesnių požiūrių į gamtą, ten jau buvo prasidėję moksliniai tyrimai ir taip toliau. Žodžiu, kadangi anglosaksų kultūra buvo arčiau tikrovės, kadangi anglosaksai jos labiau paisė, tai galima sakyti, jie civilizacijų kovoje tos indėnus ir nušlavė. Ir dėja, galėjom praktiškai pamatyti, kad visos tos jų čiunga-čianga dvasios indėnams nelabai padėjo. Jie tiesiog tapo kaip įkaitų, pradėjo priklausyti nuo anglosaksų malonės. Išstums juos ar neišstums. Tai aš manau ir šiandieną atsilikusios tautos, jos yra priklausomos nuo kitų labiau išsivyščiusių tautų irgi malonės. Jeigu tos tautos norėtų panaudoti jėgą, jos galėtų pridaryti tom atsilikusiam tautom labai daug vargo. Jeigu nepadarys, tada aš manyčiau, kad tos tautos padarys daug vargo pačios savo, dėl to, kad jos gyvena mitose, jos susikūrė kažkokias pasakaitės, tai tas pasakaitės priima baisiai rimtai, bando jomis vadovautis, bet tikrovė, jinai tų mitų dažniausiai neklauso. Ir dėl to tie žmonės, galima sakyti, kad jie vietoj to, kad pasidomėtų, kur yra durys ir pro jas praeitų, jie daužo savo galvą į sieną, bandydami praeiti kažkokiu tai būdu, pralaužti, bet nemėgindami ieškoti kažkokių tai sprendimų iš pašalies. Tai žodžiu, jeigu mes Lietuvoje norime tvarios sėkmės, mums reikia pradėti gerbti tiesiog tokią objektyvę tikrovę, kad labiau klesti tos tautos, kurios supranta, susivokia ir kurios nori žinoti. Aš turiu daug pats asmeniškai liūdnos patirties, kad dažnai mes, nesakau galbūt apie jaunesnę kartą, bet vyresnę tai tikrai, tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų sąmoningai jie nenori žinoti. Aš manau, kodėl jie nenori žinoti, galbūt jau atsakymai šiek tiek peršasi iš to, ką pasakiau. Jeigu žmogus yra užvaldytas tų imprintų
ir jam reikėtų pereiti į naują sąmonės lygį, kai jam reikia apmastyti ir susivokti, bet jisai nėra tam apmokytas. Jisai yra apmokytas, kad tu vadovaukis šitais tau įdėktais imprintais ir tokiu atveju tavo gyvenimas bus tik tai puikus ir nuostabus. Taigi, taip sakant, jam buvo pasakyta tai, kas yra pamatinis mūsų netgi religijos teiginys, kad tikėk ir būsi išganytas, ne? Arba tikintiems dangus. Tai vat, jeigu mes gerai pradėsime rimtai vartyti ir gilintis, kas parašyta mūsų pagrindiniam civilizacijos tekste, Naujajam testamente, kuris vėliau tapo, aišku, mūsų kultūros pamatu, tai mes pamatysime ypatingai, jeigu kada tikrai kvieščiau pasivarginkite ir paskaitykite Evangeliją pagal Joną, ten yra nuolat kalama vis ta pati mintis, Kristus nuolatos mums kartoja. Tie, kurie netikės, pražus. Tie, kurie tikės, bus išganyti. Nieko tau daugiau nereikia, tau reikia tik tikėti ir viskas bus tik tai puiku ir labai gerai. Tai, pagalvokime, tai dabar, kai mūsų šiuolaikiniai iššūkiai yra, kai mums reikia savarankiškų asmenybių, kūrybingų, kurie sugebėtų susivokti situacijų, atrasti kažkokį tai sprendimą, kas, jeigu tie žmonės sugeba tik tai, jiems yra pasakyta, yra tau galutinės tiesos, tu jomis šventai tikėk ir viskas tavo gyvenime bus vien tik tai puikiai ir be galo nuostabiai. Tai aš sakyčiau taip, kad tokia filosofija, jeigu jie galima vadinti filosofija, jinai labai tiko laikotarpiu, kai reikėjo gerų vykdytojų. Turi gerbt būtinai savo viršininką, viskas, ką jis pasakė, yra šventa, tu tiesiog daryk ir, kaip sakant, jeigu tu niekur nenukrypsi nė centimetro iš šono, tai tada tu būsi pats geriausias ir pats nuostabiausias darbuotojas. Dabar iššūkiai jau yra visiškai kitokie. Tų gerų vykdytojų vykdytojų gal mes ir rastume savo šalyje, bet jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų darbo rinkos ir kaip čia darbo rinkos užrybio struktūrą, tai pamatysime, kad ir iš vienos pusės yra nemažai laisvų darbo vietų, bet specialistams. Ten žmogui reikia išmanyti. Aš mėgstu kitą žodį, susivokti tu turi tuose procesuose ir atitinkamai ten kažką tai suprasti. Bet kodėl mes turime tokią armiją piliečių, kurių šiai dienai, taip atvirai pasakius, ir nelabai kam reikia, jų yra gal kokį 10%, gal dar daugiau, kurie, nenori pretenduoti tas vietas, kurioms reikia kažkokių tai naujų žinių, nes jie yra įpratę vykdyti. Taip, jie yra įpratinti, jie yra užzombinti, kad tikintiems yra dangus ir jeigu tu viską šventai vykdysi, kas tau yra sakoma, tada tau yra pažadėtas rojus. Tai mes taip esame užaugusi ne vieną kartą būtent ant tokio įsitikinimo. Ir šiuo metu mes perėjome į visiškai naują gyvenimo etapą, kai šitas dalykas yra ne tik tai, kad neveikia, bet tai ir yra pražūtinga. Jeigu tu ir toliau lauksi, kol tau kažkas tai, duos kažkokias tai užduotis, kurias padaręs tu suklestėsi, tai tada tu haliucinuoji, tu nesupranti, kokiam pasaulyje gyveni ir tavęs laukia tik tai neišvengiamas krachas. Tai šitą dalyką vėl sakyčiau, kad yra daugybė žmonių, kur, tai yra akivaizdu, bet kam kas nori žinot, bet kodėl tiek daug žmonių šito dalyko nežino. Tai pasirodo, kad žmogus labai dažnai tiesą jisai stengiasi blokuoti, nes jo galvoje vyksta nuolatinė konkurencija tarp tų imprintų arba mitų ir tikrovės. Tikrovė, kodėl žmogus taip dažnai nenori priimti tos tikrovės? Dėl to, kad tikrovė užkrauna naštą. Jeigu jau tu supratai, kad tau reikia tapti kūrybingu žmogumi ir nuolatos vis kažkaip tai susivokti procesuose, tu turi ugdyti savo kompetenciją ir taip toliau ir panašiai, tai jeigu tu šitos dalykus suvoki, o aš sakau, kad tu suvoki tos procesus tik tai tuomet, kai tai pradeda atsispindėti tavo veiksmuose. Kitaip sakant,
Tu, mielas žmogaus, sutinki, kad šiuolaikiniam pasaulyje žmogus turėtų bent 1 valandą per dieną skirti nuolatiniam mokymuisi. Jeigu jisai nori netapti niekam nereikalingas. Teoriškai dažniausiai visi sutinka. Praktiškai, kiek jūs žinote žmonių, aš nekalbu apie studentus, bet kurie jau ten pradėjo dirbti ir kuriems niekas iš šalies neprivartavo juos mokytis. Tai kiek yra tokių žmonių, kurie skiria 1 valandą per dieną mokslams. Kadangi aš tai darau, aš tai pasakoju visiems, mane žiūri, visi kaip ir kažkokiu tai ateiviai iš kito pasaulio. Bet tai turėtų būti standartas, tai turėtų daryti visi. Ir visi, kurie tai darys, jie neišvengiamai bus savo srityje viršūnėlės, jie bus tikrai tarp geriausių. Tai tiesiog reikia labai paprasto įpročio. Jeigu jūs žiūrite televizorių šiandieną 3 valandas per dieną, tai sumažinkite iki 2 valandų pradžiai ir 1 valandą skirkite savo ateičiai. Ir prašau, jau jūs tikrai nebepateksite į tą liūdną ratą žmonių, kurių nereikia darbo rinkai ir kur darbdaviai tik ir žiūri, kaip čia atsivežti iš užsienio, bet, žodžiu, jų tiesiog nemato, kur juos dėti. Tai tiesiog aš sakyčiau, kad mums atėjo laikas susimastyti apie tai, kokį pasaulį mes žengėme, o šitam pasauliui pagrindinis jo reikalavimas yra, kad toliau visokie tie tautiniai mitai, pasakaitės, jos nustoja galios. Anksčiau tautos galėjo sau leisti tokią prabangą haliucinuoti savo pasakaitėse ir tai kažkaip tai daugiau mažiau veikia. Tai šiuolaikiniam pasaulyje tai jau yra nebetleidžiama, žmogus yra baudžiamas ir ne kažko tai ten, sakysim, prievaizdo kokio nors, jis yra baudžiamas elementariai tikrovės už tai, kad jisai šitaip elgiasi. Ir pagrindinis reikalavimas šitame pasaulyje yra žinoti, susivokti. Ne? Prieš tave yra tikrovė, tu turi ją pažinti. Jeigu tu ją pažinsi, tu už tai gausi nemažus dividendus. Jeigu tu atsisakysi tai daryti ir vietoj to pulsi į kažkokį mitą ir stengsiesi nematyti tikrovės, tai jinai tave pasieks ir kaip bumerangas ir tvokstelės per pakaušį, maža nepasirodys. Tai jeigu mes kaip visa visuomenė sutiktume pakeisti savo vertybės, nustot vadovautis buku tikėjimu, kuris tikrai toliau jau niekur mums nepadės, niekur nenuves, ir jeigu mes pereisime prie, žinojimą mylinčios visuomenės, kur irgi manau, kad būtų vienas geriausių principų mūsų visuomeniai paskelbti, kad kompetencija mums nuo šiol yra šventas dalykas. Tai jeigu mes padarytume šitą dalyką ir jeigu mes pradėtume, kaip religinių lygių praktiškai garbinti kompetenciją, tada tokiu atveju mes turėtume labai daug išmanančių žmonių, o jeigu jūs pastebėsite, tai bendras išmanančių žmonių bruožas yra tas, kad jie nebadauja, kad ir kokia būtų ekonominė situacija. Gali ten aplink badas siautėti, bet jeigu yra tikrai geriausi savo srityse, jie yra apsaugoti nuo visų tų nelaimių. Tas nelaimės sukuria visas tas ekonominės, krizės ir siautulius sukuria. Aš nesutinku, kaip tikrai ir sakau kaip ekonomistas, aš nesutinku, kad jas sukuria kažkokie tai verslo ciklai ar dar kažkas. Aš sakyčiau, kad tas, net nesakyčiau, aš tvirtai tvirtinu, kad šitas krizės sukuria žmonių bukumas ir nesugebėjimas suvokti, kokia yra tikrovė ir ko jinai iš mūsų reikalauja. Tai kaip sakant, žmonės, kai yra geri laikai, jie išeina per kraštą, jie pradeda elgtis labai arogantiškai, jie pradeda daryti vieną nesąmonę po kitos, o kadangi tas nesąmonės daro visi iš eilės aplinkų, jie nesijaučia mulkiais šitą darydami. Atsiprašau už tokį žodyną, bet tiesiog aš pratau sakyti tai, ką galvoju. Tai žodžiu, mums reikėtų pereiti tą žinojimų grįstą visuomenę, kuri myli žinojimą. Ir pabaigai dar tada paskutinis dalykas, ką prisiminiau, būtinai norėčiau jums papasakoti. Mes labai irgi dėl savo pasenusių įsitikinimų labai atsainiai žiūrime į tokį dalyką kaip vertybės.
Mums atrodo, kad vertybės tai yra kažkas tai abstraktaus ir kas, jeigu tu jomis užsimniesi, kad ten yra vien tik tai gyvas nuostolis, buvo vertybės kažkaip pinigais nekvepia. Tai čia norėčiau pasakyti taip, kad jeigu žmogus padaro sąmoningą ar dažniausiai nesąmoningą sprendimą nusispjauti į vertybės, tai žmogus apskritai yra vertingas lygiai tiek, kiek jo galvoje yra vertybių. Kad šitą dalyką aš jums įrodyčiau, įsivaizduokim, štai žaidžiame futbolą. Turim komandas iš abiejų pusių ir, žodžiu, mes žaidžiam futbolą. Vertybės galima būtų sakyti, kad tai yra taisyklės kažkokios, tai kurios mus veda į sėkmingą rezultatą ir tai, kad ta veikla mums nesibaigs liūdnai ir kad suteiks malonumo, o ne priešingai. Ir įsivaizduokim, jeigu mes atėjome žaisti to futbolo, žodžiu, irgi dėl ko kovojame, žodžiu, priežastis yra labai svarbi ir mums pergalė yra labai svarbi ir mums visiškai nusispjauti į futbolo taisyklės. Mums tik tai svarbu laimėti bet kokią kainą. Mes galime kovoti ne tik tai daužydami priešininkams kojas, ten jas laužydami, bet mes galime išsitraukti ir peilius ir dar kažką, jūs įsivaizduojat padėtį. Tai kas būtų iš tokio futbolo, jeigu būtų leidžiama kovoti absoliučiai bet kokiomis priemonėmis, nepaisant jokių taisyklių. Tai kai žmonės nepaiso vertybių, galima sakyti, jie brenda į tokią visuomenę, kuri taip ir žais, taip absoliučiai be jokių taisyklių. Mes dažnai sakome, čia mums užsiiminėt, čia ta visuomenė, skirti savo laiko pilietiniams reikalams, maždaug, aš užsiiminėsiu vien savimi, kalsiu tik tai savo pinigus ir nusispjausiu ten daugiau mažiau visą tai, kas vyksta aplink mane platesnėje visuomenėje. Tai jeigu žmogus priima tokį sprendimą, aš manau, kad tai yra būtent vienas iš svarbiausių faktorių, kurie laiko Lietuvą vis dar tokią kabančią tarp pirmojo pasaulio šalių ir antrojo, jeigu netgi ne trečiojo. Tai jeigu mes, taip kaip visuomenė darome tokį sąmoningą ar nesąmoningą sprendimą nusispjauti tiek į vertybės, tiek į nesistengiame pasiekti bendrai visuomenės gerovės, tada nieko kito mes negalime tikėtis, kaip kad visuomenė erdvė yra atlaisvinama įvairiausio plauko avantiūristams, kurie tikrai žais be jokių taisyklių. Ir tai ir gerai pastebėjo profesorius Radžvilas. Jisai sako, kad mūsų politika yra iš esmės užvaldžiusios ne partijos, o interesų gaujos, kurios apsimeta partijomis. Ir sako, jeigu mes nenuspręsime, kad moralė, o moralė tai yra ne kas kita kaip tos perspektyvios taisyklės, kurios mus atvestų į civilizuotesnį ir labiau pasiturinti gyvenimą. Tai jeigu mums moralė yra nusispjauti ir mes kiekvienas čia sieksime savo gerovės kaip kas, nepaisydami jokių taisyklių, tai tokioje visuomenėje neišvengiamai susiformuos politinės gaujos, kurios tvarkysis panašiais principais, kaip kad dėl teritorijos kovoja gaujos gatvėse. Irgi, jeigu įvestumėte daugiau demokratijos šitoje kovoje, irgi ten ateitų prižadėtų, ko tik tai nori, bet atėję jie darytų vis tiek savo, nes jie neturi jokių vertybių, jie neturi jokių vidinių taisyklių, tai ko mes iš jų galime tikėtis, jie kaip jie banditavo, taip jie ir toliau banditaus. Jeigu mes nenorime visuomenės, kurioje, kaip sakant, vyrauja banditiškos taisyklės, o dar tiksliau pasakius, tai ir yra taisyklių nebuvimas, banditizmas yra ne kas kita, o moralės atsisakymas ir bandymas susikurti savo gerovę kaip nors be šito, tai iš esmės mes ir turime lietuvėlę, kurioje yra nemažai banditinių apraiškų. Kiekvienas iš mūsų esame banditai tuo laipsniu, kiek mes nepripažįstame moralės, kiek stengiamės nepaisyti visuotinai priimtų taisyklių, kiek stengiamės apeidinėti įstatymus ir, žodžiu, kurtis, kur mes žinome kaip geriau. Tai pabaigai gal aš norėčiau paminėti dar tokį vieną pastebėjimą,
kad Lietuvoje mes esame kažkodėl, gal ne kažkodėl, apie priežastis čia gal ir būtų galima giliau gilintis, bet tiesiog aš paminėsiu, kaip yra, per daug nevargindamas jūsų apie priežastis, kodėl taip yra. Jeigu jūs gerai įsižiūrėsite į mūsų gyvenimo būdą, tai pamatysite, kad eilinis Lietuvos pilietis yra labai jau draugiškas įvairioms nusikalstamoms įtakoms. Duosiu keletą pavyzdžių. Štai Krekenavoje viena mėsos sūdytoja Uspaskicho įmonėje sukilo prieš tai, kad jai yra atlyginimas mokamas vokeliuose ir kad jeigu atsitiktų kokia nors trauma darbe, jinai liktų visiškai neapsaugota. Arba, aišku, jinai dar liks ir be pensijos. Tai žodžiu, jinai yra tokiu būdu apvaginėjama ir jinai vienintelė sukilo prieš tą dalyką. Ką daro visa Krekenava, tas kombinatas ir apskritai visas Kėdainių rajonas? Jie visi žiūri, kaip jai tenai seksis. Kadangi jinai viena prieš Uspaskichą, tai savaime aišku, kad baigėsi jai nekaip. Kitas pavyzdys yra, aš dažnai pasikalbu su tokiu visuomenininku iš Pagėgių. Pagėgiai čia yra prie Karaliaučiaus krašto. Ir žodžiu, jisai sako taip, kad jų krašte viskas yra taip sustatyta, kad kuo geriau būtų kontrabandininkams. Pavyzdžiui, nelegalaus benzino turgelis yra per porą žingsnių nuo policijos komisariato. Ir nieko, viskas visiems gerai, visi gyvena ir nieks nemano ten ką nors judinti. Bet kai kas nors ateina ir pabando pakrūtinti nusikalstamą sistemą, visi kažkodėl tai pradeda tą žmogų durninti. Tai aš čia nekalbu apie suinteresuotus asmenis, aš kalbu apie paprastą eilinį žmogelį iš gatvės. Visi pradeda jį durninti ir bando jį įtikinti, kad jisai netrukdytų šito dalyko. Kažkodėl tai tam žmogui yra kažkoks toks interesas palikti, kad veiktų Pagėgių rajone kontrabandinė sistema. Tai bent jūs pratylėtų, bet ne, jisai aiškina jam, kad tu esi durnelis, nes tau tikrai nieko neišeis. Tai jį bando smugdyti moraliai. Toliau aš pasišneku su tokiu Rišardu Maceikenicu iš Vilnijos krašto ir jisai pasakojo, kad ta Tomaševskio partija, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, iš tikrųjų irgi yra nekas kita kaip teisėtas būdas apšvarinti būtent to Vilniaus arba Šalčininkų rajono gyventojus. Ir gyventojai yra ten tiek prigazdinti, tiek pribauginti, kad jeigu tu ką nors žengsi, kas nepatiks Lenkų rinkimų akcijai, tai tam rajone tau visi keliai bus uždaryti. Žodžiu, rajonai baisus, žodžiu, keliai netvarkomi, lėšos išvagiamos, visa kita, bet tvarka yra tokia, kad jeigu tu esi su Lenkų rinkimų akcija, tai tau viskas yra gerai ir tu viską darai teisėtai ir teisingai. Bet jeigu tu prieš, tai tokiu atveju iš karto nuo tavęs nusigręžia artimieji, o politiniai priešininkai pradeda tave smugdyti. Žodžiu, tai tokia yra lietuvėlė, kurioje mes gyvename, esame nusikaltėliams draugiškas kraštas, esame labai nenorintis žinoti ir suprasti kraštas. Ir tokia yra mūsų tikrovė. Tikrovė yra galutinis teisėjas, kaip sakant, galime pasižiūrėti, ką mes matome aplink. Ir tada, kaip sakant, tikrovė yra mums kaip egzaminas. Mes galime save laikyti, kad esame patys protingiausi ir patys nuostabiausi, bet mes kiekvieną dieną gauname egzamino pažymį, kuris parodo, kiek iš tikrųjų esame verti. Tai galima sakyti taip, kad šiuo metu Lietuvos vertybinė padėtis yra tokia, įsivaizduokim, jeigu mes sėdėtume turguje, prekiautume kokiais ten gerokai papūvusiais pomidorais ir dar dvigubai didesnė kaina, negu kad visi rinkoje, ir dar piktintumėmės, kad kiti iš mūsų neperka. Aš sakyčiau, kad tai šiai dienai yra Lietuvos padėtis, kai mes čia labai ten domimės, kaip čia kokiam lietuviui sekasi sužaisti užsienyje, kaip čia kaip kas gyvena. Žodžiu, lietuvybė mums be galo svarbus dalykas, kurią tai būtinai reikia išlaikyti, mums būtinai kaip tautai reikia išlikti. Niekas nenori susimastyti, o kas jau tokio be galo baisaus įvyktų pasaulyje, jeigu lietuvių tauta išnyktų. Tai yra šventvagiškas klausimas, aš suprantu. Mano pats tėtis irgi yra tautininkas, tai aš žinau, kad taip negalima, ypač Kaune taip negalima kalbėti.
Bet jeigu mes imsime ir racionaliai susimastysime, o kas čia tokio baisaus būtų, jeigu lietuvių tautos šiam pasaulyje neliktų. Na, tai man atrodo, kad kitos tautos galbūt jos tik atsikvėptų. Tai aš nenoriu menkinti dirbtinai lietuvių, aš visą tą dalyką pasakoju tam, kad mes susimastytume ir pasirinktume geriau. Tam yra globalizacijos procesas, kurių mūsų irgi tautininkai dažnai mus šitą verčia nekęsti globalizacijos procesų. Aš manau priešingai. Aš pasirinkau labai rimtai studijuoti judaizmą, mokytis žydiškų vertybių, suprasti, kodėl žydams daug geriau sekasi negu kad kitiems. Jeigu jūs kažką turit prie žydus, domėkite švedais, domėkite dar kažkuo, bet svarbiausias dalykas, jūs neleiskite savo nežinoti, nes nežinojimas šiuolaikiniam pasaulyje yra viskas. Tai yra tragedija ir krachas. Tai tiek norėjau Jums papasakoti, labai ačiū, kad išklausėte ir tikiuosi, kad buvo įdomu. Viso gero.